Kas nutiks netrukus? Ko tikėtis? Moterim reikia tikėtis vyruko, kuris yra šalto proto, protingas, gali sugrįžti į jūsų gyvenimą. Taip, norės susitikti, norės pabendrauti, norės pabūti. Ko dar tikėtis? Taip pat gali būti pinigėlis nedidelis, jau čia pat. Galbūt seniau uždirbtas, galbūt kažkas grąžins pinigėlį. Liksite labai patenkinti šiuo momentu ir norėsite atšvęsti šitą dalyką. Kadangi žinosit, kad šį pinigėlį turėsite išleisti, tad džiaugsitės, galbūt netgi rengsite šventę, džiaugsitės šituo momentu. Na ir kas dar? Taigi, ir dar vienas dalykas, kuris gali nutikti, kažkas ateis pas jūs iš toli, galbūt žinia iš toli ateis, kažkas norės pabendrauti, tačiau kortos sako, tas bendravimas gali būti dviprasmiškas. Pažiūrėsim, kame. Taip, ir vėl grįžimas, ir vėl ratas sukasi ten pat, kur ir buvo. Teks pakovoti už save, kadangi čia vėl grįžta viskas, kas buvo. Tad neatsipalaiduokit, jeigu matysit, kad kažkas norėtų grįžti. Sukels iliuzijas, o ar rimto kas nors bus? Ne, nebus nieko rimto, tik sukeltos iliuzijos. Tad geriau pasisaugoti ir stiprybės. Parodykite, kad esate stiprus savo pasirinkimuose, kad nesate labai ištižęs. Taip, čia skirta būtent moterim. Parodykite savo jėgą, savo galią, savo protą. Na ir nepamirškite savęs pačios. Jūs pati gražiausia, pati nuostabiausia. Mylėkite save tokią, kokia esate. Tai labai svarbu.